Sveiki! Šiame video su jumis pasidalinsiu patirtimi apie tai, kaip galima padidinti verslo apimtis bent 2 kartus tam naudojant tik turimus išteklius. Kadangi gaunu vis daugiau klausimų iš savo draugų verslininkų ir studentų, ar tikrai tai įmanoma padaryti, padidinti 2 kartus tas verslo apimtis su turimais ištekliais, tai tiesiog nusprendžiau pasidalinti savo patirtimi ir turimą informaciją ir su jumis. Iš savo 15 metų patirties aš galiu užtikrintai pasakyti, kad tikrai tai yra įmanoma ir pagrindinis klausimas yra, jeigu jūs jau jaučiat savyje, kad jums reikia didinti tuos pardavimus, tai vadinasi laikas kažką tai keisti. Bet su tikslu didinti pardavimus jūs turite užduoti savo ir kai kuriuos kitus klausimus, kuriuos aš pateiksiu jums toliau. Pagrindinis klausimas, kuris turėtų jums iškildyti, jūs turėtumėte savęs paklausti, kur jūs esate šiandien. Ir ar pardavimai yra svarbiausi jūsų organizacijoje. Ar jūs esate kairėje pusėje, taip kaip čia parodyta šiame paveikslėlyje, 5 žmonės dirba turbūt kokias 2 valandas, remontuoja automobilį, bet greičiausiai tai daro neproduktyviai. Ar jūs esate dešinėje pusėje, kur dirbate labai produktyviai, kaip Formulės 1 lenktynėse komanda visa, ir kurie atlieka tą darbą labai greitai, minučių ir net sekundžių tikslumu. Kodėl yra svarbu tas produktyvumas? Todėl, kad 21 amžiuje tai yra įvardinama kaip pagrindinis iššūkis visai vadybai. Ir čia tiesiog yra citata Peterio Druckerio, kuris yra vadybos konsultantas, parašęs apie 39 knygas, kad iš tiesų tai bus 21 amžiaus turtas, tai tas darbo našumas ir protinio darbo darbuotojai. Kodėl tas produktyvumas ir tas našumas yra toks svarbu be anksčiau pateiktos citatos? Lietuvoje mes turime štai tokią situaciją. Lietuvos darbuotojų per metus sukūrimo vertė tesiekia tik 60% ES vidurkio. Tai jeigu jūs matote čia raudoną liniją, Lietuva yra 4. nuo kairės pusės, tai mes net atsiliekame nuo Lenkijos ir net nuo Estijos. Ir turite atkreipti dėmesį, kad tas skirtumas yra jūsų laikas, tai yra jūsų pajamos ir jūsų pelnas. Ir tikrai yra sunku konkuruoti su kitomis organizacijomis, kurios yra arčiau šios raudonos linijos, nes jų gaminio savikaina greičiausiai yra gerokai mažesnė negu jūsų, nes jūs dirbat neefektyviai, o jie dirba efektyviai. Dar viena tiesa yra tokia, kad darbe savo mes visi apie 85% atliekamo darbo dirbame nesukurdami vertės klientui. Čia grafiškai yra labai aiškiai parodyta, raudona spalva įskirta, tai atkreipkite dėmesį, net 85%. Ir jeigu jūs matytumėte dar geltoną dalį vertintumėte, tai yra taip pat vertės nekuriančios veiklos, tačiau jos būtinos organizacijoje, jos irgi sudaro dar apie 10-15%. O žalioji dalis, už ką klientai yra pasiruošę mums mokėti, sudaro labai mažą dalį. Ir tai nėra skaičiai iš kažkur ištraukti, tai jūs matote pačioje nurodytą šaltinį, tai yra tikrai moksliškai pagrįsta. Tai dabar, jeigu raudona dalis užima pakankamai didelę dalį ir geltona dalis, ir jeigu mes tik tai 3-5% darbo skiriame kurdami vertę, už kurią klientai tikrai sutinka mums mokėti pinigus, tai mes turime užduoti savo klausimą, kodėl mes dar nieko iki šiol nedarome, turėdami tokį rezervą. Ir turime paklausti savęs, kur esame mes, kur esame mūsų konkurentai, kiek procentų užima ta veikla, kuri nekuria vertės klientui mūsų organizacijoje, kaip efektyviai mes dirbame ir taip toliau ir taip toliau. Tai prieš atsakydami šios klausimus mes turime savo įvardinti, kur mes esame ir kur mes norime būti. Tai pirmas žingsnis, jūs užduokite savo klausimą, kur jūs esate, ar užduokite savo tokius klausimus, kaip koks yra jūsų verslo šakos produktyvumas, kiek jūs atsiliekate nuo konkurentų, gal jie gerokai jūs jau lenkia ir jums tikrai yra sunku konkuruoti ir didinti tuos pardavimus, visai net ten jums reikia nukreipti savo dėmesį. Ar jūs tenkina dabartinis darbuotojų įsitraukimas į darbą, tai yra tikrai susiję su produktyvumu, Taip pat ar jūsų įmonėje aiškios atsakomybės ir visi žino, kas ir ką daro ir taip toliau.
Kita dalis, kai jūs atsakysite savo, kur jūs esate, tada jūs paklauskite savęs, kur jūs norite būti. Ir tikrai neatsakinėkite savo taip, kad jums tiesiog reikia pardavimų didesnių. Jūs atsakykite savo labai tiksliai, kiek procentų, kiek litais pavertos jūs norite šių pardavimų. Ir pabandykite savęs paklausti, kas jums trukdo tai pasiekti. Na ir trečias žingsnis, kai jūs žinosite, kur jūs esate, kur jūs norite būti, jūs turite sužinoti, kaip ten patekti. Ir čia yra toks rebusas. Ar jums didinti darbuotojų skaičių ir taip didinti pardavimus, ar jums nedidinti darbuotojų ir vis tiek didinti pardavimus, bet didinant produktyvumą ir mažinant išlaidas. Ir jeigu jūsų netenkina dabartinė esama situacija, tada šiame pristatyme jūs ieškokite tikrai, kaip nešvaistyti laiko smulkmenoms, kaip dirbti produktyviai, kaip uždirbti 2 kartus ir daugiau pajamų su turimais ištekliais, netgi kaip padidinti pelną nuo 20 iki 100%. Yra literatūroje nurodyta kai kur net iki 200%. Na ir tam, kad atsakytumėte į šios klausimus, jūs turite savo užduot klausimų, nuo ko jums pradėti. Čia grafiškai labai aiškiai parodyta, kaip jums padidinti tą žaliąją dalį, už kurią klientai nori mokėti pinigus ir kaip sumažinti tą raudonąją dalį. Taigi, nuo ko pradėti? Tai mūsų siūlymas pirmiausia pradėti nuo paprastų veiklų, kur jūs susidurite kiekvieną dieną. Tiesiog paimkite popieriaus lapą, surašykite ant jo 3 veiklas, kurios kelia daugiausiai jums nerimo ir kur jūs intuityviai jaučiate, kad darbuotojai praleidžia daugiausia laiko. Tikrai jūs tą jaučiate ir dažniausiai tai būna tiesa. Na ir pavyzdžiui, mes čia parašėme užsakymo priėmimas, prekių siuntimas ir tiekimas. Ir iš tų pasirinktų veiklų jūs pasirinkite vieną paprasčiausią veiklą, šiuo atveju prekių siuntimas. Tada išbandykite šiuos 4 žingsnius. Tai jie yra labai sustambinti, bet tai yra visa ko esmė, tiek kalbant apie produktyvumą, tiek kalbant apie procesų optimizavimą, tiek kalbant ir apie šiuo metu itin populiarų Lean vadybos tą metodiką ir filosofiją. Taigi, pirmas žingsnis. Nubražykite tai, ką jūs matote. Atėję į darbą, tiesiog paimkite prekių siuntimo procesą ir nubražykite tai, ką matote. Bet tiksliai ir įdėmiai. Stebėkite ir viską tai subražykite. Nebražykite tai, kaip jūs norėtumėte matyti. Bražykite tai, kaip matote. Visą tai pabandykite nubražyti į 5-7 tokias veiklas ar stačiakampius, kaip čia yra įvardinta. Na ir rekomendacija nelyskite giliau, nes smulkmenos jūs pražudys, jūs tiesiog pradėsite nervintis, nes iki didelių smulkmenų galima nusileisti ir po to pasiklysti tame subražytame brėžinyje. Tada, kai susibražysite, tada jūs aiškiai susirašykite, kokios šiame darbe yra naudojamas medžiagos, kokie yra naudojami įrengimai, kompiuterinės programos, dokumentai, kiek yra rankinio darbo, nes tikrai jo yra pakankamai daug šiandien. Visą tai jūs susirašykite. Na ir rekomendacija čia yra naudoti limpančius lapelius. Tiesiog pasimkite limpančius lapelius ir juos klijuokite 5-7 lapelius. Lapeliai reikalingi tam, kad tai yra labai geras metodas po to juos pakeisti, nes dažnai stebint ir braižant tą procesą iškyla daug klausimų, kas po ko turi eiti ir tada su lapeliais tą yra labai lengva padaryti. Antras žingsnis yra, jūs privalote išanalizuoti tai, ką jūs matėte. Jūs turite įvertinti kiekvieną smulkiausią atliekamo darbo detalę ir užduoti savo tokius klausimus, kam tai reikalinga, kur tai turi būti daroma, koks viso to darimo tikslas, gal ten 5 parašų nereikia, gal užtenka 2 parašų, kada tai turi būti padaryta. Kas turi didžiausią patirtį atlikti šį darbą, gal tai pakankamai aukštos kompetencijos žmogus įdirba, kai tuo tarpu čia užtenka pakankamai žemos kompetencijos, na ir koks yra geriausias būdas tai atlikti. Ir tada, atsakinėdami savo iš šiuos užduotus klausimus, jūs rašykitės visas idėjas, kurios jums kyla, stebint ir uždavinėjant šiuos klausimus, ir bandykite tai susijęti su medžiagomis, su įrengimais, su darbo vieta, su saugumu, su sandėliavimu ir visais kitais dalykais, kokie tik tai yra įmanoma. Čia mes tiesiog pateikime pagrindinius dalykus, į ką jūs turėtumėte atkreipti dėmesį. Trečias žingsnis, jūs pasistengite supaprastinti visą tai, ką nusibraižėte. Jūs peržiūrėkite tą atlikimo visą eigą ir tada pabandykite pašalinti tas nereikalingas veiklas ir darbus. Gal ten, pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros išrašymą galima perkelti į buhalteriją, o ne į sandėliavimo vietą, kad vairuotojui nereikėtų vaikščioti. Na, arba čia gali būti atvirkščiai, čia priklausomai nuo kokios įmonės, kur buhalterija yra. Tada pabandykite pertvarkyti, jeigu reikia, tai tą visą atliekamų darbų seką. Na ir supaprastinkite smulkmenas. Labai yra naudinga kartais panaudoti įvairius spalvinius sprendimus. Gal, pavyzdžiui, prekes geriau sandėliuoti tam skirtose pažymėtose geltonose zonose.
arba gal pakuoti svarbių klientų užsakymus į spalvinės dėžutės. Na ir tada pradėkite savo idėjomis šiomis dalintimis su kolegomis, nes kuo anksčiau jūs pradėsite dalintis, tuo vėliau lengviau bus jūs įtikinti, kad čia labai lengva pakeisti, nesudėtinga, bet žiūrėk, kaip visiems nuo to bus geriau. Na ir ketvirtas žingsnis, pradėkite naudoti šį patobulintą procesą. Iki kito patobulinimo. Tai yra nesibaigintis procesas, bet prieš pradedant naudoti, jūs turite atlikti šiuos veiksmus. Jūs turite pirmiausia parduoti šitą savo idėjas ir savo pasiūlymą tiek savo darbuotojams, tiek kolegoms, tiek jeigu esate darbuotojas savo vadovui arba savo akcininkams. Dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad visi pokyčiai žmonės erzina, žmonės nenori keistis, bet jeigu jūs visą tai įrodysite, kad galima sutaupyti laiką, o laiką paversti pinigais nėra sudėtinga, tai turbūt būtų kvaila nenupirkti tokios idėjos, kur galima sutaupyti ir viską daryti daug paprasčiau, bei tampos, negesinant gaisrų ir nesinervinant. Taigi, kai viską susibraižysite, išanalizuosite, pradėkite tai naudoti ir darykite tai nuolat. Aš pabrėžiu dar kartą, tik nuolat jūs atlikdami tuos 4 žingsnius. Ir jeigu tai darysite visuose įmonės lygmenyse, jūs tikrai pradėsite dirbti tuos darbus, už kuriuos klientas jums moka pinigus. Be to, nešvaistysit laiko ir pinigų veltui. Ir nedirbsite tų smulkmeniškų darbų, kur klientas tikrai nenori mokėti pinigų. O darbuotojams iš to tik tai daug didesnė nauda bus. Jų tiesiog neerzins tie smulkmeniški ir nereikšmingi darbai, jie darys tai, kas jiems priklauso. Tai, kaip sakyčiau, pavyzdys gali būti operacinė, kurie atlieka savo darbą, tačiau viskas yra jiems vietoje, jiems nereikia eiti kažko atsinešti, prašyti, derinti ir taip toliau ir taip toliau. Na ir patikėkit, jūs tikrai uždirbsite 2 kartus daugiau pajamų ir pelno, nes tai jau daro kitos Lietuvoje rinkoje dirbančios įmonės. Kaip minėjau anksčiau, teoriniai skaičiai net yra, kad pelnas yra padidinamas ne nuo 20 iki 100, bet nuo 20 iki 200%. Ir pabaigai aš noriu Jums parodyti vieną skaidrę ir akcentuoti viso šio pristatymo esmę, kad organizacijose vienai per kitaip yra tos vertės nekuriančios veiklos, vertę kuriančios veiklos ir vertės nekuriančios, bet būtinos veiklos, kaip buhalterija, apskaita ir taip toliau. Tai jūsų pagrindinis tikslas turi būti ir visas dėmesys turi būti nukreiptas į tai, kaip sumažinti šią raudonąją dalį. Tai yra tas vertės nekuriančias veiklas, kaip jas sumažinti ir kaip didinti vertę kuriančias veiklas, tai yra žaliąją dalį. Ir čia labai paprastas paaiškinimas, įsivaizduokite, jūs turite tą procesą prekių siuntimas, jūs turite laiką, per kurį atliekamas tas procesas ir turite tam tikrus kaštus. Ir tas visas procesas būtent susideda iš visų šių 3 veiklų. Ir dabar stebėkite, jeigu jūs panaikinate šias raudonas vertės nekuriančias veiklas, kas įvyksta? Jūsų procesas sutrumpėja, jūs tą darote greičiau, paprasčiau, lengviau. Laikas taip pat sutrumpėja ir kaštai sutrumpėja. Tai žinant šį faktą apie vertės nekuriančias veiklas, žinant faktą apie produktyvumą, koks yra kitose organizacijose ir Europos Sąjungoje, aš jums siūlau jau rytoj pradėti pokyčius savo organizacijoje nuo paprasto proceso, pavyzdžiui, prekių siuntimas ir padaryti pirmus žingsnius. Jūs pamatysite, kaip tas rezultatas greitai bus matomas ir kai jūs pajusite įkvėpimą ir motyvaciją keisti tuos procesus visoje organizacijoje. Sėkmės jums!